Sveiki, norint pasigaminti štai tokią apyrankę, kurioje vienoje pusėje gaunasi taip, o kitoje pusėje gaunasi margas raštelis. Mums reikia daryti taip, naudoti 4 stulpelius ir šį kartą čia naudojau baltą su violetinė, o dabar naudosiu tokią ir žalią. Taip, imame štai šią spalvą, dedame ant vieno stulpelio ir persukame į aštuoniukę. Tada imame žalią, ją dedame taip ir persukame į aštuoniukę. Dar imame geltoną, taip pat persukame ir žalią. Ir persukame. Tada dedame geltoną, jau nepersuktą trečią gumytę. Ir dabar imame paskutinę nuo šio stulpelio gumytę ir ją traukiame į centrą. O ant šio stulpelio yra 1, 2, 3, 4, 5 gumytės. Imame paskutinėje geltoną ir traukiame ant centro. Tada dedame žalią. Taip. Ir traukiame paskutinėje žalią ant šitą pusę ant centro ir iš tos pusės paskutinėje į centrą. Ir vėl imame geltoną, kabiname paskutinėje į centrą ir nuo šio stulpelio paskutinę į centrą. Ir vėl imame žalią. Po stulpelio žalią. Ir vėl dedame geltoną. Štai po truputėlį pradeda formuotis mūsų apyrankė.
Štai. Tokia formuojasi mūsų apyrankė vienoje pusėje, o kitoj pusėje jie pinasi. Taip tęsime toliau, kol gausime jums reikiamą ilgį. Štai taip, kai nupiname visą ilgį, kurio jums reikia, tada mums lieka 2 gumytės čia ir 2 čia ir 4 čia. Tada po vieną apatinę gumytę dedame čia ir iš kitos pusės ir 2 apatinės dedame čia. Dabar lieka čia viena, o čia 2. Dabar ant to perdedame nuo kitų stulpelių, ant vieno stulpelio 2 likusias gumytės. Ir čia lieka 4 gumytės. Tada 2 apatinės nuimame, o kitą galą sujungiame su sagtuku. Štai ir mūsų apyrankė baigta. Viena pusė yra spalvota, persipinanti, o kitai pusėje 2 kasytės. Štai taip. Ačiū, kad žiūrėjote.